kurie mokytojo profesiją pasirinko ir dalyvauti šiandien renginyje, parodo, kad jums tikrai rūpi. Jums tikrai rūpi, kad jūsų būsima veikla, ypatingai pamoka, turbūt būtų patraukli mokiniams. Tuo pačiu aš tikiu, kad jeigu mes tengiamės dėl kitų, tai mums taip pat yra įdomu. Tai Marija jau trumpai užsiminė apie mūsų turimas programas, bet aš noriu pasakyti, kad Švietimo mainų paramos fondas savo kišenėje turi tikrai labai daug įrankių. Dalį jų mes pasistengsime pristatyti šiandien, tačiau noriu Jums pasakyti, kad tikrai nepamirštumėte Švietimo mainų paramos fondo ir ateityje. Ir jeigu pritrūksit įkvėpimo, idėjos, norėsite gyvendinti projektą, tai Erasmus, Norplus, Etwinning, Euroguidance, Europass ir dar keletą kitų iniciatyvų tikrai rasite Švietimo mainų paramos fondo tinklapyje. Taip pat kitas dalykas, ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad dalyvavimas tarptautinėje veikloje arba projektuose visą laiką yra toks pojūtis, kad tu esi bendruomenės dalis. Tai reiškia, kad būdamas projekte, dalyvaudamas veikloje, tu nesi vienas. Tu kuri bendruomenę pats, tampi bendruomenės dalim ir turbūt vėlgi labai natūralu ir mes tai žinome, kad būdamas kartu su kitais gali padaryti gerokai daugiau arba gali padaryti geriau arba gali padaryti kažką įgyvendinti naujo ir galbūt netiek įprasto mūsų kasdienoje. Tai noriu Jūs pakviesti nepamiršti, dalyvauti, domėtis, būti mūsų bendruomenės dalimi ir patiems prisidėti prie šitos bendruomenės kūrimo. O šiandien linkiu visiems įdomaus renginio. Dėkoju labai, Žana. Iš tikrųjų, esame nuostabi bendruomenė ir viena iš jų yra Etwinning bendruomenė. Tai norėčiau pasidalinti skaidrėmis ir pristatyti Jums pirmąjį projektą, į kurį kviečiame visus ir prisijungti. Taigi apie Etwinning programą ir kuo ji gali būti patraukli aukštosioms mokykloms. Tai visų pirma, kas tai yra Etwinning programa? Tai yra, kaip ir jau minėjo Žana, bendruomenė. Tai yra viena didžiausių bendruomenių Europoje. Ji vienija apie 40 šalių esančių Europoje ir už jos ribų. Tai yra labai novatoriška bendruomenė tuo, kad ji siūlo kurti projektus nuotoliniu būdu. Ir yra sukurta elektroninė platformoje, kurioje yra kuriama daugybė tarptautinių projektų. Tai pavyzdžiui, mokytojas iš Lietuvos gali rasti partnerį Ispanijoje, Italijoje, Norvegijoje, įvairiausiose šalise ir pasiūlyti jam kartu įgyvendinti projektą. Viskas vyksta nuotoliniu būdu, o ateityje dažnai tokios partnerystės išauga ir į gyvus susitikimus ir bendradarbiavimą gyvai vykstant į kitas šalis, jau pasinaudojant, pavyzdžiui, Erasmus programos galimybėmis. Mokytojams šitoje bendruomenėje yra prieinama labai didelė informacinių išteklių įvairovė, įvairūs straipsniai, pagalbinė medžiaga, kuriant pamokas, taip pat siūlomi įvairūs seminarai, kursai, jie vyksta tiek nuotoliniu būdu, tiek gyvai, taip pat ir tarptautinės konferencijos. Ir visi šie ištekliai leidžia gauti puikių priemonių bei informacijos, kuri gali paįvairinti jūsų pamokas. Ši bendruomenė ypatinga tuo, kad ją vienija tam tikros vertybės ir dažnai šios vertybės perauga į temas, kurios yra plėtojamos projektuose. Ir kiekvienais metais yra skelbiama tam tikra Etwinning metų tema, pavyzdžiui, šiais metais tai buvo dirbtinis intelektas ir tos temos rėmuose yra įgyvendinami projektai bei dalinamasi įvairia informacija, kuri galėtų padėti išplėtoti kiekvienam mokytojui savo klasėje šią temą kuo įmanoma įdomiau ir plačiau. Taip pat kitos aktualios vertybės ir temos tai būtų pilietiškumas, informacinių technologijų naudojimas, tarpkultūriškumas, ekologija, gerovė mokykloje, kas bus kitų metų Etwinning tema ir taip toliau. Tapusi labai didelė ir aktyvia bendruomenė, Etwinning nusprendė įtraukti ir būsimus studentus, kad jie jau studijuodami galėtų
išmokti naudotis projektų valdymo platformą ir tapę savarankiški mokytojai įsijungtų aktyviai ir lengvai į šią programą. Taigi nuo 2018 metų ši atsiradusi nauja bendruomenė augo ir šiuo metu turime apie 2,5 tūkstančių studentų, apie 2,5 dėstytojų, kurie yra įsijungę į šią programą ir aktyviai dalyvauja kurdami projektus. Kągi gali pasiūlyti Etvinink programa būtent studentams ir dėstytojams? Visų pirma, tai yra mokymai. Turime galimybę, bendradarbiaujame su Etvinink ambasadoriais, kurie atvyksta į švietimo institucijas arba nuotoliniu būdu teikia tiek mokymus, tiek konsultacijas, kaip šioje platformoje gali būti kuriami projektai. Tad kiekviena įstaiga gali kreiptis į švietimo mainų paramos fondą prašydama šių mokymų ir mielai bendradarbiaujame, padedame pagal jūsų poreikį. Galbūt tik tai reikalingas informacinis seminaras, o galbūt norite įgyvendinti projektą nuo A iki Ž ir visą šį procesą gali lydėti ambasadoriaus pagalba. Taip pat, kaip jau minėjau, yra didelė informacinių išteklių įvairovė, ką mes galime pasiūlyti bendruomenės nariams ir kaip praturtinti jūsų žinias. Būtent studentams ir dėstytojams yra siūlomos tarptautinės praktikos dalymosi sesijos. Jų metu studentai bei dėstytojai iš įvairių Europos aukštųjų mokyklų dalinasi jau apie įgyvendintus projektus ir taip sužinoma geroji praktika, pasidalinama, gaunama motyvacija, kokių dar projektų galėtų būti įgyvendinti kitose aukštosiose mokyklose. Taip pat periodiškai vyksta partnerių paieškos mugė, nes, žinoma, tarptautinių projektų įgyvendinti reikalingas partneris, o jį susirasti galite prisijungę prie tokio nuotolinio renginio. Jo metu norintys dėstytojai pasidalina savo planuojamų projektų idėjomis ir jau šio renginio metu galima pasirinkti prisijungti prie vieno iš projektų ir toliau tęsti veiklas pasitarus su studentais savo auditorijose. Na ir turime kasmetinę tarptautinę konferenciją, kurioje galime pasiūlyti daug pranešimų, aktualią studentams bei dėstytojams tematiką, vyksta praktinės dirbtuvės Etvinink projektų įgyvendinimo srityje, bei žinoma, vėlgi yra mezgamos pažintys ir pradedami nauji projektai. Taigi, nuo ko reikėtų pradėti, jeigu sugalvotumėte įsitraukti į Etvinink projektus? Tai visų pirma, prisiregistruoti mano jau minėtoje Etvinink platformoje. Ši platforma yra visiškai saugi, nes joje yra patvirtinami nariai pagal aukštųjų mokyklų pateiktus sąrašus. Tai yra, joje veikia visiems žinomi žmonės ir galima drąsiai dalintis informaciją. Projektus registruoja arba dėstytojas su dėstytoju ir paskui prijungia visus studentus prie projekto grupės, arba dėstytojas su studentu. Atskirai studentas registruoti projekto negali, todėl kad tai yra dar mokymosi proceso dalis ir atskirai vienam studentui užsiregistruoti nelabai rekomenduotume. Rekomenduotume registruotis visai grupiai bei dėstytojai, kurie sutarė, jog tikrai norėtų dalyvauti šiuose projektuose kartu ir kurtų projektus. Jeigu studentas jau atlieka praktiką kažkokioje švietimo įstaigoje, darželyje ar mokykloje, jis jau galėtų kurti projektus su kitos įstaigos mokytoju ir prijungti prie šių projektų vaikus. Taigi tie projektai, dalyvaujant aukštosioms mokykloms, gali būti tiek tarptautiniai, tiek vietiniai, tiek įtraukiant vaikus, jeigu atliekama praktika, tiek tik tarp studentų, jeigu tai yra pirmųjų metų studentai, pirmųjų kursų studentai. Ir jeigu vykdote tarptautinius projektus, tai galite tiesiog su kitos šalies universitetu ir jų studentais daryti tai ar dalyvaujant vaikams ar ne.
Taip pat vietiniuose projektuose gali būti gyvendinamas mokomasis projektas, kuomet tik tai konkrečios švietimo įstaigos studentai bei dėstytojas kuria savo vidinį projektą. Dažniausiai tai mokomojo pobūdžio projektai tam, kad paskui galėtumėte drąsiau ir aktyviau užsiimti tarptautinę veiklą. Prisijungus prie šios platformos skatinama įsijungti į dėstytojams ir studentams skirtas grupės, kuriuose yra dalinamasi aktualia informacija, skelbiami renginiai. Tai būtų konkrečiai dėstytojams Twinning for Future Teachers Group, o studentams Student Teachers Group. Prisijungus prie platformos matysite grupių skiltyje šias grupės ir lengvai prie jų prisijungsite. Taigi, kol esate studentai, šios projektus įgyvendinate kartu su savo dėstytojais ir su savo studijų draugais, o jau tapę mokytojais galite pasikeisti savo profilyje informaciją apie tai, kad jau esate konkrečios mokyklos ar darželio mokytojas ir savarankiškai, žinodamas visus siūlomus įrankius, pasiūlyti savo klasiai ar darželio ugdytiniams dalyvauti Twinning projektuose su tarptautiniais partneriais. Manytume, kad Twinning programa iš tikrųjų siūlo labai daug naudų tiek mokytojams, tiek šioje programoje dalyvaujantiems studentams. Visų pirma, dėl to, kad projektinėje veikloje galite pamokas padaryti išties įdomias, nes jos įtraukia įvairius skirtingus dalykus, lengvai apjungia teoriją su praktika ir pamokos turinys tampa išties įdomus ir patrauklus mažiesiems ugdytiniams. Puiku, kad šiuose projektuose yra skatinamas skaitmeninių įgūdžių įvaldymas, yra apmokoma bei suteikiami kursai dėl skaitmeninių įrankių naudojimo, o jie iš tikrųjų yra įtrauki priemonė vaikams, nes yra iš tikrųjų smagu, pavyzdžiui, kurti filmukus, judančius visokius objektus, kurie ir dar daugybė įvairių kitų skaitmeninių įrankių, jie labai paįvairina darbą su vaikais ir leidžia kūrybiškai reikštis tiek mažiesiems, tiek pačiam mokytojui. Tarptautiškumo, tarpkultūriškumo dimencija, ji be abejo suteikia pamokoms tam tikro įdomumo, todėl kad yra bendradarbiaujama su užsienio partneriais ir taip pažįstamos kitos kultūros, kitos švietimo sistemos. Na ir dar daug kitų naudų, tai tarkime, tai kad dar būdamas studentas jau jaunas žmogus geriau suvokia, kokia yra ta mokytojo profesija, tuo labiau, kad turi galimybę dalintis žiniomis ir gauti patirties iš jau patyrusių Twinning mokytojų, patyrusių Twinning studentų ar dėstytojų, ir tai vyksta ne tik vietiniu, bet ir tarptautiniu lygmeniu. Žinoma, čia yra terpė ir naujų mokslinių temų pažinimui ir galbūt savo bakalaurinių ar magistrinių darbų ar rašymo temos suradimui. Taigi, sakytume, šioje bendruomenėje yra daug galimybių ir mokytojai, kurie aktyviai veikia Twinning projektuose, tos naudos gauna tiek savo, tiek mokiniams, tiek ir yra įvertinami ir nacionaliniu ar tarptautiniu lygmeniu. Už projektus yra, jeigu mokytojas nori, projektai yra vertinami kokybės atžvilgiu ir kiekvienais metais įteikiami nacionaliniai bei tarptautiniai Twinning ženkleliai. Ir yra džiugu, kad aukštosios mokyklos taip pat nuo praėjusių metų turi tokį apdovanojimą, kuomet aukštoji mokykla yra įvertinama dėl savo aktyvaus dalyvavimo Twinning srityje. Ir norime pasidžiaugti, kad Klaipėdos universitetas, kuris aktyviai įtraukė Twinning programą į savo mokymo programą, buvo praėjusiais metais įvertintas ir gavo apdovanojimą nacionaliniu lygmeniu.
Taip pat jau greitu metu sužinosime, koks yra labiausiai pasižymėjęs universitetas tarptautiniu lygmeniu. Būtent tarptautinėje konferencijoje lapkričio pabaigoje bus paskelbtas nugalėtojas bei vyks konferencija, kurios metu vėlgi laukia daug įdomių temų, dirbtuvių, kuriuose galite dalyvauti ir jūs. Dalyvavimas vyksta tam tikrų atrankos principų, kuomet galite teikti paraiškas išreikšdami savo motivaciją ir atrinkti dalyviai dalyvauja tokiuose tarptautinėse konferencijose. Skelbimus apie tiek į šią konferenciją, tiek į kitas veiklas, seminarus galite rasti mūsų puslapyje etvinink.lt. Jau dabar žinome, kad artimuoju metu turėsime galimybę pasiūlyti jums ir išvyką į užsienio seminarą. Pavyzdžiui, pavasarį tokia išvyka laukia į Daniją, kuomet galėsime pasiūlyti dėstytojams ir studentams dalyvauti tradicinėse etvinink seminarų veiklose. Šie seminarai vyksta 3 dienas ir paprastai yra tiek teorijos, tiek praktikos, kaip įgyvendinti kokybiškus projektus tarptautiniu būdu Etvinink platformoje. Ir šiuose seminaruose visuomet yra randami partneriai, užregistruojamas projektas ir toliau grįžus į savo šalį veiklos tęsiamos nuotoliniu būdu. Lietuvoje turime 8 aukštąsias mokyklas, kurios mažiau ar daugiau jau yra įsitraukusios į Etvinink veiklą ar bent jau pabandžiusios. Ir norime visas pakviesti aktyviai naudotis galimybėmis, tai yra mokymais, kuriuos galėtų suteikti mūsų ambasadoriai. Ir galite visuomet kreiptis tiek į mane, tiek į mano kolegę Eglę Venskutę. Mes abi esame projektų vadovės Etvinink administravimo srityje ir mielai suorganizuosime mokymus jūsų švietimo įstaigoje pagal jūsų išreikštus poreikius. Taigi tiek trumpai būtų apie pačią Etvinink programą, o dabar norėčiau pakviesti Giedrę Raudonienę, Etvinink ambasadorę, kad ji pristatytų jau konkrečius įvykdytus Etvinink projektus, tam, kad jūs geriau suvoktumėte, kas tai yra, kaip tai vyksta ir galbūt gautumėte tam tikros motyvacijos ir patys pabandyti įgyvendinti tokį projektą. Giedrė, atsiprašau, bet mes jūsų negirdime. Kažkodėl man išmeta. Dabar gerai. Viskas gerai. Aha, galiu jau, ar ne? Sveiki visi. Tai šiandieną aš tokį pranešimą, aš kaip mokytoja ir Etvinink ambasadorė, pristatysiu pranešimą programos Etvinink galimybės. Kokias galimybės suteikia būtent Etvinink. Ir labai džiaugiuosi, kad atradau būtent šitą platformą prieš 10 metų ir esu labai laiminga, būdama ir tobulėdama būtent su Etvinink. Esu programos Etvinink ambasadorė Telšių regione ir mano pranešimą noriu pasakyti, kad aš kaip mokytoja galiu kurti projektus 3 tipų. Tai yra nacionalinius, tarptautinius, kurie yra 3 tipų ir Erasmus projektus. Nacionaliniai yra, kada galiu aš netgi savo mokykloje sukurti projektą ir mokyti savo mokytojus, kaip reikėtų dirbti. Taip pat galiu sukurti nacionalinį su kita mokykla, kada, sakykime, mes bendradarbiaujam ir pabandom prisijaukinti platformą, tą Etvinink. Ir tas pagrindinis tai yra tarptautiniai projektai, kada jau kuriu su kita mokykla iš užsienio. Tai šitie tarptautiniai projektai, jie yra dar tuo, kad po to pabaigus tą projektą jau yra apdovanojami nacionaliniais ir europiniais kokybės ženkleliais. Tai šiek tiek vėliau bus apie šitos projektus, truputėlį vėliau papasakosiu. Taip pat galima kurti ir Erasmus projektus, prisijungti kartu su partneriais, kurti ne tik nuotoliu, bet jau ir rašant paraišką.
Taip pat Twinning siūlo mokytojams ir konkursus, įvairiausius renginius, muges, konferencijas, seminarus, kuriuose galima tobulėti ir mokytis, ugdytis kaip mokytojai. Tiesiog žingsnis po žingsnį keliauti toliau, tobulėjant kaip mokytojui, padarant įdomesnės ir interaktyvesnės pamokas. Rengiamos Twinning savaitės, tokios kaip saugaus interneto arba yra būtent, kada yra Twinning gimtadienio šventimo savaitė, tai yra susijungia visos Twinning bendruomenės, mes netgi Code Week, tai yra kodavimo savaitę turim, tai kartu būtent mokytojai susikūrėm ir bendradarbiavom, koduojant, užkoduojant ir atkoduojant įvairiausias užduotis. Ir jeigu mokyklos yra vienoje mokykloje daugiau negu 3 mokytojai, kurie vykdo Twinning veiklą, jie gali rašyti paraišką ir tapti Twinning mokykla. Tai čia jau yra būtent bendruomeniai visa skirta, kadangi visa mokykla tampa aktyvi tarptautiniu lygiu, ne tik nacionaliniu. Dar yra labai svarbu, kad jau pradedant projektą, tiek kaip studentai jūs, tiek kaip būsimi mokytojai, kai kursite projektus, reikia atsižvelgti į pagrindinius, kokie reikalavimai yra kokybiškam Twinning projektui. Kokybiškam Twinning projektui jis turi turėti bendrus tikslus ir kartu sukurtą planą. Taip pat jūs turite prisidėti prie visų projekto veiklų, tai yra suplanuoti tas veiklas kartu arba pasiūlyti jas ir visi kartu projekto partneriai vykdyti, organizuoti bendradarbiavimo veiklas, kad ne tik tai kažkuris pasiūlo ir kažkas tik prisijungia mažais žingsneliais, bet kurti kažką bendro, bendrą knygą, bendrą žurnalą ar dar kažką, kad kiekvienas partneris būtų prie pagrindinio produkto prisidėtų. Projekto partneriai, kurie kuria bendrus projektus, siekdami projekto tikslo ir galutinio rezultato. Pavyzdžiui, nusimatėte, kad projekte jūsų tobulinsit skaitmeninės kompetencijas, tai gale ir turėtumėt pamatuoti, įvykdę projektą, pamatuoti apklausomis, kaip jūs tai pasiekėte, ar tikrai pasiekė, nes aš visada mokinių prieš projektą ir po projekto paklausiu, kiek jie dabar žino ir kaip projektas pasibaigė, ko išmoko ir kiek išmoko. Ir dažniausiai, jeigu aš siekiau, kad skaitmeninis tobulėjimas būtų, tai matau, kad jeigu aš siekiau, kad vaikas dabar nemoka naudotis, ten, sakykime, ar moka 2 programėlės, o aš jam pasiūliau dar 2, kurios jis net nežinojo, tai jau matau, kad kiek jis yra pažengęs skaitmeniniu, kaip išmoko, įvaldė programėlės. Taip pat vykdydami atkreipti į elektroninį saugumą ir autorių teisės, kad jeigu jau kaip jūs kaip studentai prisijungia ir vykdot projektą, tai kad nefotografuoti vaikų arba neimti, nenaudoti nuo tam tikrų, pavyzdžiui, piešinių arba dar kažko, kad nenaudoti ir nepažeisti autorių teisės. Ir jeigu jau panaudojat, tai parašyti, iš kur tas šaltinis yra paimtas. Nuo 2023 metų įvykdžius šiuos reikalavimus teikiamos paraiškos nacionaliniam kokybės ženkleliui ir vertinamos pagal 6 kriterijus. Anksčiau buvo pagal 5, dabar jau yra pagal 6. Tai yra mokyklų partnerių bendradarbiavimas, kaip jūs bendradarbiaujat, technologijos panaudojimas, kaip jūs technologijas naudojat, ar įtraukėt kokią, ar išmokstate naudotis Twinning platformą, taip pat pedagoginės inovacijos ir kūrybiškumas, integracija į ugdymo turinį, kaip jūs tą projektą integruojat į ugdymo turinį. O va tas integravimas ir yra vienas iš pagrindinių, kad pamokų metu vykdyti projektą, kad jeigu sugalvojame veiklas, tai mokytojo kūrybiškumas, kaip tą įdėti į programą. Tai šiuo atveju, kaip papasakosiu apie projektus, aš jums parodysiu, kaip aš integruoju į savo pamokas.
ir projekte pasiektas rezultatus, kokį poveikį padarė jums, jūsų mokiniams ir jūsų mokyklai ir visus susijusius dokumentus susijusius su, kad būtų parodyta, kad tai buvo kokybiškai įvykdytas projektas. Taip pat yra vertinamas ir asmeninis indėlis. Tai yra, kiek jūs prisidėjote prie šito projekto, galbūt pasiūlėte kažkokią veiklą, galbūt aktyviai suorganizavote kažką, tai būtent, kad visi partneriai prisijungtų. Tai čia priklauso nuo kiekvieno jūsų indėlio dar ir paraiškoje apdovanojimas tas ir priklauso, kaip jūs prisidedat prie pačio projekto. Kada įvykdytas projektas, tai yra teikiama paraiška nacionaliniam kokybės ženkleliui ir jau šiais metais yra visus metus vykdėm projektą Baltic Sky, kurį aš jūs pristatysiu ir yra apdovanotas nacionaliniu kokybės ženkleliu, taip pat ir partneriai gavo tokį pat ženklelį. Ir jeigu yra keli partneriai iš to projekto gavo jau nacionalinius, jie būna įvertinti ir europiniu lygiu, tai yra europinis kokybės ženklelis. Taigi čia jau yra praeitų metų europinis kokybės ženklelis, tai parodau, kad yra apdovanojimas ir jau paraiškos teikti nereikia. Mano e-twinning projektai ir kompetencijų ugdymas projektinėje veikloje. Šiandien pristatysiu 3 projektus, kuriuos praeitais metais vykdžiau kartu su skirtingo amžiaus vaikais. Taigi pirmasis yra Baltic Sky, tai yra Baltijos dangus. Jis buvo skirtas 7-11 metų amžiaus mokinių grupiai ir dalyvavo 5 šalis. Taigi aš ir Suomijos mokytoja sukūrėme projektą, kuriame norėjome apjungti šalis, kurios yra būtent tam tikro regiono aplink Baltijos jūrą. Suomijos, Estijos, Lietuvos, Vokietijos ir Lenkijos partneriai prisijungė prie šito projekto ir mūsų tikslas buvo ne tik pažinti Baltijos jūros regiono dangų, tyrinėjant, bet atkreipti dėmesį į tvarumą. Tai uždaviniai buvo ugdyti vaikų susidomėjimą dangumi, gamtos reiškiniais, pažinti Baltijos dangų tyrinėjant, praplėsti žinias apie tvarumą, skatinti pagarbą gamtai ir požiūrį į aplinką. Šitas projektas vyko visus metus, mes sukūrėme bendrus produktus, naudodamiesi skaitmeniniais įrankiais. Taigi pirmasis buvo toks projektas dangaus stebėjimas. Visi mes partneriai stebėjome dangų ir fiksavome to pačio mėnesio, tą pačią dieną. Tai va čia yra lapkričio 9 dienos Suomijos dangus, Vokietijos dangus, Lenkijos dangus, Lietuvos dangus ir Estijos dangus. Ir sudėjome juos visus į e-twinning platformą. Vėliau visą tą medžiagą sudėjom į Padlet lentelę, todėl kad Padlet lentelėje galėjom išgraduoti pagal kiekvieną mėnesį. Taip mes vykdėme tyrinėjimą, dangaus stebėjimą 6 mėnesius. 6 mėnesius kiekvieną mėnesio 9 dieną vis keldavom nuotraukos, koks yra dangus tą dieną. Po to, po 6 mėnesių, mokiniai turėjo aprašyti, koks skirtumas buvo tarp skirtingų šalių aplink Baltijos jūrą, koks buvo dangus, kokius pastebėjimus jie pamatė. Ir žinot, ką jie pastebėjo, kad visą laiką dangus buvo cepelininis toks ir niūrus. Tik vienintelė diena, tai buvo, kaip tik mums pasitaikė praeitais metais, buvo balandžio 9, tai yra Velykų diena, buvo saulėta. Tai jie sakė, mūsų žiema buvo praeitais metais labai niūri visą laiką. Tai va toks pastebėjimas buvo, kaip smagu, kai vaikai atranda, kad ne tik pas mus Lietuvoje yra niūrios dienos, bet ir aplink Baltijos jūrą buvo niūroka. Kita mes padarėme antrąją veiklą, tai minčių žemėlapį, tai kuriame pasidalinome vadinami Clouds Discoveries, debesų atradimai. Kas tai yra? Tai mokiniai turėjo pamatyti debesis ir kai vaikystėje, žinote, gulime ant žolės ir stebime debesis ir įsivaizduojame kažką, tai
Tai jie tą patį turėjo padaryti, nufotografavę nuotrauką, atsiųsti mokytojai, mes išspausdinom tą nuotrauką ir jie ant tos nuotraukos turėjo atrasti, kas ten slepiasi, įsivaizduoti gyvūnus, mitinės būtybės ir taip toliau. Tai va tokių visokių atradimų, kai kas pamatė žirafą, meškiuką, kiti pamatė lapę, dar kažkokį žiurkėnų, antytę, žuvytę. Tai vaikai piešia, ką jie matė, įvairiausius objektus. Taigi tiek džiaugiasi ir galėdami atrasti neįprastus ir suteikiančius džiaugsmą. Tai visos tuos sudėjome į bendrą minčių žemėlapį, kurį mes dalinomės po to, kai jau projektą pabaigėm, parodėm bendruomenėms, ką mes atradome. Trečioji veikla buvo, mes norėjom, kad ne tik mokytojai pasiūlytų, bet ir mokiniai pasiūlytų. Ir mokiniai pasiūlė tokią apklausą, ką jie norėtų projekte padaryti. Tai pavyzdžiui, buvo, vieni sako, sukurti dainą apie dangų, kiti sako istoriją apie Baltijos dangų, kiti sukurti eilėraštį su iliustracijom, kiti sako šokį, kiti videoklipą, kiti pasiūlė dėlionę su užuominom. Ir po to mes darėm iš tų mokinių pasiūlymų, liepėm išsirinkti, kurią vieną norėtumėt labiausiai iš visų. Ir daugiausia balsų surinko videoklipas. Tai po to mes jau aptarėm, kas ten turi būti. Tai mokiniai susipažino su įvairiais dangaus reiškiniais, piešė, kūrė istorijas, pasakojimas, kiekviena partnerio komanda vis prie to videoklipo sukūrė tam tikras dalis, ką jie norėjo parodyti. Ir po to visos video dalys buvo sujungtos į vieną video. Tai kur tapo videoklipas. Tai buvo vieni ir šoko, kiti piešė, kiti dainavo, kiti rengė skaidres apie kiekvieną šalį. Tai būtent toks videoklipas sukurtas bendrai visų partnerių. Na ir kas svarbiausia yra tokiame projekte, kaip pavyzdžiui šitame projekte, kad mes ne tik bendradarbiavom, bet taip pat ir dalijame savo gerąją patirtimį, darom nuotolinius susitikimus su mokiniais, mokiniai dalinasi savo patirtimis, rengia pristatymus, rodo visiems, kaip reikia atlikti. Ir šiuo atveju mes, pavyzdžiui, šitame projekte panaudojame Padlet, tai yra debesų stebėjimo, Google įrankį, minčių žemėlapiui, Movie Maker video sujungti, o taip pat apklausoms Google formas ir Mentimeter. Kitas projektas buvo, tai buvo toks truputėlį kitokios krypties, Be Ready for English Twist. Tai šiuo atveju dalyvavo jau 11-16 vyresni mokiniai iš 6 šalių – Lietuvos, Italijos, Gruzijos, Turkijos, Rumunijos ir Graikijos, o šio tikslas buvo ugdyti ir stiprinti mokinių kalbinius gebėjimus, pasitelkiant bendravimą vaizdo susitikimo metu. Ir šis projektas vyko visus metus ir buvo pasiekti tikslai ir įgyvendintos veiklos, skatinančios ugdyti kalbėjimo ir rašymo įgūdžius. Tai pirmiausia, kad projektas prasidėjo lapkričio mėnesį ir mes mokytojai pasiūlėm, kad kaip įtraukti pirmiausia tą kalbinį gebėjimą, tai vaikai turėjo paruošti kalėdinių ir naujųjų metų tradicijas 6 šalyse. Jas pristatėme vaizdo konferencijos metu, ne tik Padlet lentelėje, bet ir vaizdo konferencijos metu. Tai yra būtent pasidalino partneriai ir reikėjo vaikams pristatyti, atidžiai klausytis, nes pabaigoje po viso susitikimo mes vaikams surengėme klausimyną, kiek jūs išgirdote apie šalis, kokios buvo tradicijos vienoje ar kitoje šalyje, atkreipėme dėmesį į tam tikrus faktus. Ir kas svarbiausia, visiems vaikams akcentavome, kad per Kalėdas ir naujuosius metus visose 6 šalyse stalai nukraunami pilnai, padengiamas stalas taip, kad lūžta visur stalai. Tai va čia tokia geroji patirtis buvo vaikams, atradimai tokie, kad įvairiausi patiekalai yra visose šalyse ir yra gausūs.
Dar kas įdomu, kad Gruzijoje 2 kartus, ir per Kalėdas, ir per Naujus metus yra dideliai nukrauti stalai yra. Na, o antroji veikla buvo, kadangi tai yra Be Ready for English Twist, tai mes būtinai norėjom, kad būtų kuo daugiau tarimo. Tai šiuo atveju reikėjo vaikams greitakalbę suieškoti vieną savo kalbos ir kitas 2 angliškas. Ir jas reikėjo išmokti, taip pat pasiūlyti ir savo partneriams išmokti. Tai reikėjo palaužyti liežuvį ne tik angliškai, bet ir graikiškai, ir turkiškai, ir buvo iš Gruzijos, tai jie netgi pateikė savo kalbą, tą būtent greitakalbę, ir parašė apačioj, kaip reikėtų angliškai raidelėmis, kaip reikėtų tarti, nes kitaip būtų buvę labai sunku ištarti, nes mes irgi taip pat jau jiems duodami lietuvišką įrašėme lėtai, kaip reikėtų tarti tą greitakalbę. Ir po to visus susitikimo metu darėme poromis ir mokiniai turėjo galimybę mintinai pasakyti visas greitakalbės iš eilės. Tai buvo daug džiaugsmo, kai išgirsti savo lietuvišką patarlę, kai kiti irgi laužo liežuvį, tai mokiniams buvo labai didžiulė patirtis. Šiame projekte mes, kitas projektas ir trečiasis projektas, We Want to Plant Trees, jis prasidėjo, buvo sukurtas 4 šalių, tai yra Čekijos, Rumunijos, Lietuvos ir Ispanijos. Ir jis yra kaip ir Erasmus projekto dalis, nes Čekijos mokykla gavo akreditaciją ir turėjo galimybę iš šito projekto nuvažiuoti į Lietuvą, Rumuniją ir Ispaniją. Į visas 3 šalis išsiųsti po 10 vaikų, tai mes buvom ta priimančioji šalis. Tai priėmėme vaikus iš Čekijos. Darėme bendradarbiavimo veiklas, o visas projekto tikslas buvo skatinti skaitymo, rašymo įgūdžių panaudojant skaitmeninės priemonės, atkreipiant dėmesį į miško svarbą, ekologiją, florą ir fauną. Taip pat nuo ko prasidėjo, o prasidėjo nuo paprastos istorijos. Istorija buvo, kurį pavadinimu mes pradžioje skaitėme, yra tokia knygutė, kai žmogus, kuris norėjo pasodinti medžius. Nuo tos istorijos ir gimė projektas. Tai yra, skaitėme istoriją, žiūrėjome video, iliustravome būtent tą visą pasakojimą. Taip pat pagalvojame, kad galbūt reikia sukurti ir žemėlapį, tą žodyną medžių, kurie auga tuose 4 šalyse, kuriuose galbūt jie yra panašus ir kaip jie vadinasi 4 kalbomis. Taigi mes sukūrėme albumą ir žodyną 4 kalbomis ir dar būtent per sezonus praėjome nuo rudens iki pat vasaros, kaip atrodo tas medis tuo laikotarpiu. Ir buvo tokių medžių, kur, sakykime, auga tik Lietuvoje arba auga tik Europoje arba ten, sakykime, Ispanijoje. Taip pat panaudojame dirbtinį intelektą. Kuo ypatingas buvo šitame projekte, kai vaikai iliustravo piešinius ir mes paprašėm, kad mažesni vaikai iliustruotų dalį teksto. Sakykime, ką jie perskaitė, ten, sakykime, sakinuką, jie galėtų iliustruoti. Ir atsiuntė kitiems vyresniems, mano mokiniai buvo vyresni, 7-okai, jie turėjo išsirinkti po piešinį ir jį aprašyti, aprašant paprašyti dirbtinio intelekto, kad nupieštų ir palyginti vaiko piešinį ir kaip jis paprašė dirbtinio intelekto piešinio nupiešti. Na ir žinokit, teko vaikams pavargti, nes dirbtinio intelekto, kaip jis norėjo, kaip stengiasi pradžioje, tik tai trumpai apibūdinti, nieko panašaus. Dirbtinis intelektas prašo, jeigu nori, kad būtų piešinys panašus į vaiko piešinį, tu turi jį detaliai aprašyti su visom būdvardžiais ir taip toliau. Taigi reikėjo vaikams pasukti galvą, kaip tiksliai parašyti, kad piešinys bent jau atitiktų tą, kurį buvo vaikas nupiešęs. Tai va čia buvo dirbtinio intelekto panaudojimas. Toliau
kai atvyko mokiniai, tai mes jiems supažindinom partnerius jie atvyko gegužės 1, kada mokykla uždaryta, bet mes juos nusivežėme prie Baltijos jūros į Palangą, į Birutės parką, kur supažindinome su retais medžiais, krūmais, kurie yra būtent tame Birutės parke. Taip pat nusvedėme prie jūros. Kai kurie vaikai buvo labai jautriai priėmė, jie pirmą kartą pamatė Lietuvą, pamatė jūrą, nes Čekijoje nėra jūros. Tai va toks jautrus dalykas buvo vaikams. Toliau jie išbandė cepelinus, paragavo, girą. Po to mes antrąją dieną sutikome su duona ir druska. Taip pat instaliaciją buvom padarę su drugeliu Lietuvai. Jie norėjo nufotografuoti, pakvietėm sudalyvauti pamokose, technologijos, apyrankės draugystės pynė, darė ant šaldytuvo magnetukus, anglų kalbą, pakvietėm žaidimą sužaisti komandomis. Taip pat į kūno kultūrą pakvietėm, kur 2 komandos rungėsi, Čekija prieš Lietuvą, kas greičiau ten kamuolį perduos ir taip įvairiausias veiklas. Toliau kitą dieną taip pat supažindinom su savo miestu ir apvedžiojimas, mūsų miestas unikalus savo meškutėmis. Dar kitą dieną lankėmės ant Džiugo piliakalnio prie Germonto ežero, tyrinėjome, kadangi mūsų veikla turėjo būti susijęs su medžiais, tai mes viską įtraukėme kiek įmanoma ir net pikniką pasidarėme prie Ilgės ežero. Ir toliau važiavome į Klaipėdą, kur susipažino su jūros muzieju, fauna ir flora esančia Lietuvoje. Prieš paskutinę dieną mes tarptautinėse komandose darėm plakatus, identifikavome, kokios problemos yra, ir tas problemas po to apsikeitę plakatais reikėjo rasti sprendimus. Taigi kiekvienas dirbo tų komandų nariai, kuriant knygas, pasiūlyti sprendimams, kurie buvo nurodyti kitos komandos plakate. Na ir galiausiai vainikavo tai, kad mes kiekvieną šalis atvažiavusi pasodinome prie savo mokyklos po medį. Tai yra tas būtent projektas ir buvo, mes norime pasodinti medžius, tai mes kiekvienoje šalyje prie kiekvienos mokyklos pasodinome medžius. Ir aišku atsisveikinom sertifikatais, o kaip mes žemaičiai be žemaitiškų valgių, tai aišku pasiūlėme jiems paragauti žemaitiškus valgius. Na, kokios skaitmeninės, tai skaitmeninių kompetencijų lavinimas projektuose, tai būtent ne tik mokytojai, bet ir mokiniai išmoksta juos naudotis, ir Story Jumper, ir Vokarų, ir dirbtinio intelekto Padlet programą, Google minčių žemėlapius, vėl kaip kartojusi Movie Maker, Google Formas, Mentimeter, tai yra tos programos, kur jau vaikai moka, ne tik mokytojai, bet ir vaikai jau moka naudotis, būtent kai visus metus naudoji tuos IKT įrankius. Na ir dar noriu tokį trumpą geroji patirtis iš mano dalyvavau tarptautinėme seminare Ateities įgūdžių užtikrinantis pažangusis mokymas ir inovacijos Advancing Learning and Innovation with Future-Proof Skills Bratislavoje, Slovakijoje. Ir ten pagrindinė tokia kaip ir mintį mestelėjo kūrybiškumas. Viena mūsų mokslinė darbuotoja pristatė, kas tai yra kūrybiškumas. Na, pažiūrėjusi nuotrauką, jinai sako, na, jūs pažiūrėkit ir pasakykit, kasgi čia yra toje nuotraukoje, ką matot. Aišku, mes sumišom pirmiausia ir galvojam, kaip čia, kas čia taip, o paskui pradedi galvoti ir pradedi, kai sumišimas prasideda, tai jinai ir pasakė, kūrybiškumas ir prasideda, kai esame sumišę ir nežinome atsakymo. Tada reikia pradėti būtent įžiūrėti, ką mes ten matom. Tai pradėjau matyti ne tik gėlės, bet ir matome, kad tos gėlės apsivijusios, galbūt apsikabinimai yra, žiūrėkit, draugystė, toliau eina vienas su kitu, bendradarbiauja ir taip toliau. Taigi, vat, kur pradeda kūrybiškumas vystytis, tai kūrybiškumas prasideda, kai mes esame sumišę ir nežinome atsakymo.
Kitas dalykas, ką jinai dar atkreipė dėmesį, kad jei norime būti kūrybiški, mes turime pasikalbėti su kitu žmogumi, kuris yra kitoks nei tu. Tai jeigu galvojate, kad jūs nežinote kaip ar ką daryti, tai susiieškoti kitą žmogų, kuris yra kitoks nei jūs ir pabandyti išspręsti tą problemą. Ir tada atsiveria kūrybiškumas. Jūs matote, kaip vienas žmogus mato, save palyginat su kitu. Na ir kaip sako, pavyzdžiui, dar yra trečias būdas. Na, sakot, vaikai labai dabar yra priklausomi nuo kompiuterinių žaidimų. Kas juos kuria, irgi yra, na ir pirmoji mintis, jie nėra kūrybiški, jie sėdi ir nieko nedaro. O būtent kūrybiški yra tie, kurie sukūrė Pokemon žaidimą. Žinote, tokios buvo Pokemon žaidimas, kuris, kas vyksta, kada kūrybiškumą išreikšti, tai kad norint kūrybiškai kažką padaryti, Pokemon žaidime sujungi fizinis aktyvumas, virtuali realybė su tikrove. Tai yra būtent 3 dalykus apjungė į vieną ir tapo bestseller, kaip sakome, geriausiai parduodamas produktas. Tai norint būti kūrybiškiams, reikia sukombinuoti kelis dalykus. Na ir įvardyjome, kad kūrybiškumas tai naujovė, kurią mes turime, plus vertybė, kurią mes turime savyje, ir tada jau gimsta idėjų įgyvendinimas. Štai ir yra visas kūrybiškumas. Tai va būtent aš noriu palinkėti jums kurti projektus, semtis idėjų ir būti kūrybiškiams, kurti naujoves, sieti su savo vertybėmis ir pradėti įgyvendinti jas. Taigi, ačiū už dėmesį. Ir jums siunčiu širdį. Ačiū labai, Giedrė, iš tikrųjų pateikėt tiek daug nuostabių idėjų, o kadangi čia susirinkusiems žmonėms mokytojystė yra matyti viena iš jų vertybių, tai manau gimė išties puikių minčių, ką būtų galima panaudoti kūrybiškoms pamokoms ateityje, o gal jau ir dabar. Beje, turėjome klausimą, buvo susidomėjusių, kokią būtent programėlę sukūrėte medžius dirbtinio intelekto pagalba. Padlet yra būtent tokia atšaka, tai čia įėjus į pačią Padlet yra, kai norim pasirinkti įterpti aprašymą, ten būtent yra vienas aš noriu sukurti, įdedamas tekstas ir aš noriu sukurti, tai ten yra dirbtinis intelektas įdėtas. Tai šio seminaro pabaigoje aš pabandysiu atversti ir parodyti jums šitą, tai pasidalinsiu tada, kurioje vietoje tai yra. Puiku, tai ačiū Jums labai. Iš tikrųjų girdėjome daug puikių pavyzdžių, kokie projektai yra įgyvendinami mokyklose, bet kaip ir minėjome, ši programa skirta ir studentams jau dabar mokytis kurti projektus Etvinink programos pagalba. Todėl norėčiau pakviesti Airiną Kemešytę, Klaipėdos universiteto studentę, kuriai teko jau džiaugsmas prisidėti prie šios programos projektų įgyvendinimo. Taigi, Airina. Taip. Sveiki, aš esu Airina Kemešytė, Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslo fakulteto pedagogikos katedros vaikystės pedagogikos studentė. Ir šiandieną pristatysiu Etvinink projektinės veiklas Klaipėdos universitete. Klaipėdos universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto pedagogikos katedros studentai prisijungė prie mokytojų rengimo institucijų projektų iniciatyvos, kurios tikslas buvo apjungti mokytojų rengimo institucijas iš kelių Europos šalių ir įtraukti Etvinink programą į būsimų mokytojų rengimo programas. Nors projektas baigėsi, ugdymo tikslais ir toliau kuriame projektus. Taikome naujus informacinių technologijų įrankius ir apie tai pasakojame Etvinink programos aplinkose. Įtraukti sklandi, nes Klaipėdos universiteto pedagoginių studijų programos pirmo kurso studentams yra siūloma studijų dalyko programa informatika ir informacinės technologijos ugdyme.
Kas nauja ir nepatirta, visada yra sunku. Keliami iššūkiai, bandoma analizuoti iškilusias problemas, žengiamas žingsnis ir džiaugiamasi rezultatais. Visada smagu būti išgirstų, užnorintų, paskatintų. Visa tai prisideda prie studento dabartinio pedagogo ugdyties. Mes suprantame, kad tai turi tiesioginį poveikį mūsų, kaip būsimų mokytojų praktiniai veiklai ir kompetencijų lavinimui. Aplinkose galima pasisvemti įkvėpimo, kuriant savo e-twinning projektus. Dalyko studijų metu studentai mokosi naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų. Mokosi naudoti skaitmeninėmis technologijomis, informacijos paieškos šaltiniais, rengti tekstinę ir vaizdinę informaciją. Ugdo informacinę ir virtualaus bendravimo kultūrą. Sistemingai plėtojamas jų skaitmeninis raštingumas. Vienas iš projektinės veiklos prioritetų yra skatinti aktyvesnį studentų mokytojų įsitraukimą. Norime, kad projektai būtų šiuolaikiški ir išbaigti. Stengiamės, kad informacinės ir komunikacinės technologijos būtų veiksmingai panaudotos skaitmeninių kompetencijų tobulinimui. Tarptautinė programos e-twinning aplinka yra taikoma mokytojų pedagoginių, skaitmeninių ir bendradarbiavimo kompetencijų ištvirtinimui. Tai pedagoginės naujovės ir integracija į ugdymą. Kiekvienas iš pagrindinių bendradarbiavimo projekte rezultatų yra studentų motyvacijos ir dalyvavimo mokymosi proceso gerinimas. Taip gaunama aiški nauda. Tobulėja informacinių technologijų žinios ir įgūdžiai. Norime, kaip būsimi pedagogai, pamatyti projekto tvarumo potencialą ir galimybę jį kopijuoti, proporcingai didinti ir panaudoti kitame kontekste. Žinojimas, kaip kurti projektą, reiškia gebėjimą būti įkvėpimo šaltiniu kitiems pedagogams. Informacinių komunikacijų technologijų įrankių taikymas – tai kūrybiškumas ugdymosi procese. Užduočių atlikimo metu nagrinėjame, kaip kūrybiškai pritaikyti įvairius įrankius. Pavyzdžiui, Google Apps, Linoid, Storyboard.dat, Jigsaw Planet, StoryJumper, MS PowerPoint ir kitus. Mokomės, kaip su jais tinkamai dirbti. Taip pat tyrinėjame naujas e-twinning aplinkas. Dabar pristatysime kelis savo veiklų pavyzdžius. Čia buvome paruošę savo projekto trumpą aprašymą ir nuotraukėlę. Ir mūsų projektas buvo pasakų keliais. Pirmasis įrankis yra Google Slido. Jo aplinkose kiekvienas projekto partneris studentas siūlo galimą projekto temą. Vyksta balsavimas, renkama bendra projekto tema. Tada pradedamas darbas su kitomis programomis ir įrankiais. Ši programa yra labai patogi tuom, kad visi studentai, visi darbuotojai, žmonės prisijungia, dalyvauja gyvų laiku. Tai jeigu yra rašomas tekstas ar vyksta, tarkim, balsavimas už kokią pasaką mes, tarkime, rinkome, tai visi gyvai matome, kas už ką balsuoja ir kas ką renkasi. Todėl yra labai įdomu išties, nes visi yra įtraukti į darbą vienu metu. Kitas įrankis yra Linoid. Čia visi projekto partneriai turi pristatyti save, savo pomėgius, specialybę, įkelti nuotrauką. Šis įrankis iš tiesų labai patogus tuom, nes labai smagu yra gebėti parašyti kažką apie save, parodyti ir galima sukurti tokią lentą, kurioje galima sudėlioti visų pristatymus ir tai yra labai smagus įrankis padėti vaikams pažinti geriau vienas kitą, galbūt mokytojai pažinti būtent tą vaiką. Kitoji programa yra e-twinning ir jo darbastalis. E-twinning programa tarsi Europos mokyklų bendradarbiavimo pamatas. Savo e-twinning darbastalyje kėlėme nuotraukas, rašėme kelis įdomius faktus apie save, kad kiti galėtų pamatyti ir šiek tiek pažinti. Mes visi prisijungiam prie e-twinning sistemos ir įsijungiame į bendrą projektą. Projekto registracija. Registravę projektą turime atlikti projektinės veiklas, taikyti įvairius įrankius. Tai Storyboard.dat, Jigsaw Planet, StoryJumper ir kitus.
Visi darbai bus susieti pagal grupinio projekto temą, kuri mūsų šių metų yra pasakų keliais. Nuolatos dalyvaujame kontaktiniuose ir virtualiuose susitikimuose bei apie tai kalbame. Sekantis įrankis yra Storyboard Dat. Tai komiksas, kuriuo yra labai smagu kurti pasakas. Tarkim, mes savo pasakas gebėjome papasakoti tik per 6 langelius ir labai smagu, kad šis įrankis yra nemokamas ir labai vaizdžiai vaikams galima parodyti labai didelę pasaką, galima sutraukti ir labai gražiai viską sukurti. Ir tikiu, kad ir vaikams labai būtų smagu patiems išmėginti kurti komiksus tam tikromis temomis. Sekantis įrankis yra Jigsaw Planet. Jigsaw Planet tai dėlionių kūrimo įrankis. Jis yra pritaikytas Windows programai ir yra nemokamas. Įrankio kūrėjai šį žaidimą vadina mokomuoju. Ši programa padeda smegenų veiklai, gerėja atmintis. Tai mes iš savo pasakos komikso padarėme ir dėlionę, kuri yra interaktyvi ir galima tas daleles stumdyti ir dėlioti bendrą vaizdą. Ir ten rašo procentus, kiek pasiseka viskas, kiek ne. Įrankis sekantis Story Jumper. Tai yra įrankis, kuris suteikia galimybę įrašyti, kurti bei dalintis savo istorijomis. Šiuo įrankiu galima kurti knygas ir jas iliustruoti pasirinktais paveikslėliais. Ką apie projektą kalba studentai? Taigi Dovilės projekto refleksija. Buvo užduotas klausimas, kaip aš vertinu komandos vadovo darbą. Atsakymas buvo, kad komandos vadovė Monika padarė daugiausiai. Surašė darbus, kuriuos turime padaryti, padėjo atlikti veiklas. Vadovė buvo nuostabi. Sekantis klausimas buvo, kas buvo labai gerai, ką reikėtų tobulinti. Atsakymas buvo, pavyko susitarti, kaip turi atrodyti projektas. Kitą kartą projektą darytume ilgesnį. Sekantis klausimas buvo, kaip vertinu savo ir kitų narių darbą. Atsakymas, padariau viską, stengiausi padėti ir kitiems projekto partneriams. Sekantis klausimas buvo, ką keisčiau savo darbe. Atsakymas, galėjau dar daugiau padaryti, skirti daugiau laiko. Čia yra mūsų šių metų komandos nuotrauka. Ir trumpa mintis, kad žinojimas, kaip kurti projektą, reiškia gebėjimą būti įkvėpimo šaltiniu kitiems pedagogams. Ačiū Jums už Jūsų dėmesį. Labai ačiū, Irina, taip vaizdžiai ir iš tikrųjų labai naudingais pasitarimais pasidalinote ir leidote pajausti, kad paskaitos kartais gali tapti ir pasakomis, ar ne? Tai labai džiugu. Ir toliau norėtume pereiti ir prie kitų puikių švietimo mainų paramos fondo siūlomų programų, todėl kad turime dar daug puikių įrankių, kurie paįvairina mokytojų pamokas ir šį pranešimą mums pristatys Laurynas Puidokas, tad kviečiu pasidalinti. Gerai, tai sveiki visi. Tai padalinuosi ekranu, tikiuosi, atrodo, kad turėtų viskas gerai matytis. Tai labai malonu sveikintis su Jumis nuotoliniu būdu ir labai džiaugiuosi, kad Jūsų tiek daug šiandien prisijungia. Kaip mane ir pristatė, aš esu Laurynas. Esu vieno iš šiandien pristatomų 2 projektų, tai yra pačio pirmojo Euroguidance ambasadorius Lietuvoje. Ir šiandien Jums noriu pristatyti 2 projektus, tai yra Euroguidance ir Europass. Šiandien daug šnekėjome būtent apie Twinning platformą, kuri tikėtina bus Jūsų vienas iš dažnai naudojamų įrankių, kai pradėsite savo pedagogo kelią, tie, kurie dar jo nepradėjote. O aš pristatysiu kitus 2, kurie daugiausia skirti ir galbūt daugiausia naudingi yra būtent karjeros specialistams, tačiau noriu parodyti, kaip juos būtų galima panaudoti ir bet kokio kito dalyko mokytojų darbe. Tai pasidalinsiu tokiais šių 2 projektų teikiamais privalumais, kuriuos jūs galite integruoti į savo pamokas ir jas įvairiai paįvairinti ir patobulinti arba galbūt paįdominti kai kuriais atvejais. Tai labai trumpai pačioje pradžioje apie pačius projektus, kokie yra ir kas tai. Tai Euroguidance projektas, kurį aš ir atstovauju, tai yra profesinio orientavimo projektas veikiantis visose ES ir Europos ekonominės erdvės
valstybėse. Tai yra, galima tai suprasti kaip tokius išteklių ir žinių ir resursų centrus, kurie kiekvienoje valstybėje veikia šiek tiek skirtingų principų, tačiau visų jų bendras tikslas yra vienodas. Tai prisidėti prie geresnio, kokybiškesnio profesinio informavimo, dirbti tiek tiesiogiai su jaunais žmonėms, tiek dirbti su specialistais, kuriems suteikti įvairių įrankių, metodikų, pasidalinti patirtimis, kokios yra kitose Europos valstybėse. Tai veiklų spektras irgi pas mus yra labai įvairus, tai ir tų pačių metodinių priemonių kūrimas, kai kurių iš jų adaptavimas Lietuvos būtent rinkai, jeigu kalbam apie Lietuvos komandą, taip pat nuolatiniai mokymai, seminarai, pasidalinimas gerąją patirtimi ir praktiką, tiek ir kontaktinių susitikimų metu, tiek ir būtent tokių renginių kaip šiandien metu. Tai mūsų labai kviečiu visus nuolatos aplankyti mūsų internetinę svetainę, tai yra euroguidance.lt, kur iš tiesų rasite tikrai pakankamai nemažai naudingų įrankių ir resursų tiek jums patiems, jeigu galvojate apie irgi savo konkretų karjeros kelią, galbūt norite integruoti ir daugiau kažkokių kitų dalykų, ne tik mokytojavimo pilnu etatu, bet galbūt norite ir galvojate apie tai, kad norėčiau daryti ir tą, ir aną, ir trečią, ir ketvirtą, tai tikrai būtų irgi labai įdomu. Tai Euroguidance svetainėje galite rasti ir testų, ir metodinių leidinių, kurie galėtų jums padėti priimti sprendimus. Ir lygiai taip pat, jeigu kažkas iš jūsų jau galbūt dabar dirbate mokykloje ir mačiau iš susirašinėjimo, kad tikrai yra, kurie jau dabar dirba, ir yra tokių, kurie dar tik pradės savo kelią mokykloje. Tikiu, kad dalis iš jūsų galbūt nuspręsite tapti ir karjeros specialistais mokyklose, tai čia irgi bus viena iš tų vietų, kur tikėtina ieškosite informacijos, ieškosite medžiagos, ieškosite įrankių. Tai šitą svetainę turėtumėte įsidėmėti ir ją atsidaryti, pasižiūrinėti karts nuo karto. Dar kitas projektas, apie kurį noriu šiek tiek papasakoti, tai manau, kad jums visiems pakankamai gerai žinomas Europass projektas. Tai Europass, jeigu taip pirminė tokia mintis, kai išgirdu žodį Europass, bent jau man ir mano kolegom, mano pažįstamėm visada būdavo Europass CV. Tai negaliu sakyti, kad tai yra neteisinga pirminė mintis, tačiau Europass išaugo. Ir tai nebėra tik tais CV. Jeigu anksčiau Europass CV būdavo vieno šablono, vieno standarto, į kurį taip kartais pažiūrėdavo ir skersai, nes jis toks nebūdavo vizualiai labai gražus, tai dabar Europass yra visiškai atsinaujinęs. Ir dabar mes galime susikurti Europass platformoje savo gyvenimo prašymą, tikrai labai profesionalų, jisai gali būti visiškai be jokių indikacijų, kad tai yra Europass įrankių sukurtas, gali atrodyti visiškai neutraliai kaip jūsų pačių padarytas. Jeigu kalbam būtent apie gyvenimo prašymo susikūrimą, galima pasirinkti dizainą. Čia matot, mano ekrane yra keletas dizaino pavyzdžių, ant nei vieno iš jų nėra jokio logotipo, jie visiškai yra neutralūs. Tačiau tai yra ne tik tai yra ne tik gyvenimo prašymas, bet ir turime dar tokią visą platformą Europasso, kur galima rasti ir daugiau papildomos ir naudingos informacijos. Kas man asmeniškai patinka, tai kad mes ten galime susikurti ir turėti keletą skirtingų gyvenimo prašymų ir motyvacinių laiškų šablonų. Tai tarkime, nemaža dalis jūsų tai matyt tik pradėsite savo darbinę kelionę, ar ne, tai bus jūsų pirmieji darbai, kai pabaigsite studijas, tai tas gyvenimo prašymas galbūt ir nėra labai ilgas. Tačiau po kažkiek laiko, kuomet jūs turite įvairios darbinės patirties, darbinantis į tam tikrą poziciją, tikrai nėra būtina surašyti viską, ką esate dirbę nuo pat tada, kada pradėjote galbūt pirmosius darbus vasaros metu, kokio, nežinau, 10 ar 11 klasiai. Tai visa ta informacija tampa nereikalinga, tačiau per savo darbinę kelionę surinksite tikrai skirtingų patirčių ir skirtingų įgūdžių. Ir kiekvienu atveju siunčiant kiekvieną potencialią darbo vietą savo gyvenimo prašymus reikėtų šiek tiek paadaptuoti savo gyvenimo prašymą. Tai šioje vietoje jūs galite turėti keletą skirtingų susikūrę, kur yra, pavyzdžiui, tik tais pedagoginės ir darbas su vaikais profesijos išvardintos. Galbūt yra dar kažkokių kitokių, gal bandote savo karjerą dėlioti tokią dualinę ir turėti tiek ir pedagogiką, tiek ir kažką kitą šalia. Ir jums reikia šiek tiek skirtingų gyvenimo prašymų. Lygiai tas pats ir su motyvaciniais laiškais. Galima pasiruošti jų šablonus ir išsisaugoti. Kas man irgi labai patinka, tai yra duomenų paketas dalinimuisi. Jūs galite sukelti įvairius savo pažymėjimus, sertifikatus, baigimo diplomus arba dar kažkokią kitą informaciją apie save, kas iš esmės paliudija faktus, kurie yra minimi jūsų gyvenimo prašyme, ir juos tiesiog laikyti šioje platformoje, kas irgi yra tikrai be galo patogu, nes nereikia turėti tų popieriukų, tada eiti iš kažkur iš spintos, išsitraukti, tada juos kažkaip nuskenuoti, viskas yra čia. Taip pat ir skaitmeninių kreditencialų piniginė, tokia vadinama kabutėse, kur jūs irgi galite, darydami tą patį Etviningo projektą ar dar dalyvaudami įvairiose kursuose, kuriuos irgi galite rasti ES platformose tam pačiame Etvininge, jūs gaunate kaip pažymėjimą, dabar gaunate tokį skaitmeninį ženkliuką, tai juos irgi galima kaupti Europass platformoje. Tai iš esmės Europassas dabar toks tampa, pamažu eina link LinkedIn'o,
galima sakyti, dar, ko gero, dar yra keletas žingsnių, kurių reikėtų nueiti iki to visiškai LinkedIno tipo, tačiau tai nebėra tiesiog svetainė, kur vieną kartą gyvenime atsidariau susikurti savo gyvenimo aprašymą, bet tai yra ta vieta, kur galėtume nuolatos grįžti, kaupti visą tą informaciją, kuri susijusi su jūsų karjeros kelionė, gyvenimo aprašymais, motyvaciniais laiškais. Tai čia taip labai trumpai apie šitos 2 projektus. Na, o dabar noriu papasakoti iš esmės pagrindė Euroguidance'o, bet pasidalinsiu ir Europasso metodinės priemonės, kokias mes jas turime ir kaip jas būtų galima panaudoti pamokoje. Aš pats esu karjeros specialistas, dirbu tiek universitete, tiek ir mokykloje, gimnazijoje, bet mano gimnazija yra ilgoji, ne visai ilgoji nuo 5 iki 12 klasės, tai visai nemažai klasių irgi yra padengiama. Tai aš tas priemonės naudoju tikrai, negaliu sakyti kiekvieną dieną, bet tikrai labai dažnai įvairiom veiklom kaip karjeros specialistas, tačiau tikrai ir savo kolegom mokykloje pasiūlau, kaip tas priemonės galima panaudoti pamokos metu. Dalis iš jų yra labai universalios, dalis yra galbūt mažiau universalios ir yra tinkamos daugiau integracijai su ugdymo karjerai veikloms, tačiau tikrai galima įdomiai paįvairinti savo pamokas. Ir kas yra tikrai svarbu, nemaža kiekį šių priemonių, kurias aš tuoj pat papasakosiu ir parodysiu, jeigu jos yra išleistos fiziškai, tai nėra kažkokie internetiniai resursai, bet tai yra fizinės kortelės ar kažkas kito, tai galiu drąsiai sakyti, kad praktiškai kiekviena Lietuvos mokykla turi. Tai kai pradėsite kažkur dirbti, jeigu dar nedirbate, tai tikrai pas savo mokyklos karjeros specialistą nuėję rastumėte šias priemonės, tai irgi nėra kažkas, ką reikėtų įsigyti arba kažkur, kur teoriškai galite tik žinoti, kad toks dalykas yra. Tikrai visose Lietuvos mokyklose vienaip ar kitaip šitos priemonės bent jau buvo, galbūt nuo aktyvaus naudojimo, galbūt ir susidėvėjo, rasim naujų. Tai pati pirma ir mano tokia viena iš mylimiausių priemonių tai yra JUMP kortelės, tai yra asociatyvinės, metaforinės dar kartais vadinamos kortelės, kurias aš įprastai naudoju individualioms ir grupinėms karjeros konsultacijoms arba grupinėms diskusijoms. Tačiau kortelės yra tokios universalios ir mano manimu tai yra viena universaliausių priemonių. Čia matot nuotraukoje yra dėžutė ir viskas, kas yra fone, tai čia yra tiesiog paskleistos tos kortelės. Jūs matote, ten yra labai įvairios nuotraukos, piešiniai kai kuriais atvejais, ten yra labai skirtingi. Yra besišypsanti moteris, yra kažkur matosi dažų flokonėlių galvutės, čia kažkur kampe augalas kažkoks, tikrai labai skirtingi piešiniai. Jas tikrai labai dažnai naudoja psichologai, karjeros specialistai, naudojant, būtent darant individualias konsultacijas prakalbinti mokiniams. Tačiau turiu keletą pasiūlymų, kaip tai būtų galima panaudoti pamokoje. Tai tarkim, lietuvių kalbos ir literatūros dalyke arba filosofijos dalyke, kurį turi 11-12 klasės mokiniai pagal atnaujintas ugdymo programas besimokantis, tai visai geras įrankis besimokant samprotauti, ypač kai mokiniai yra šiek tiek uždaresni ir pateikusiems kažkokį labai filosofinį klausimą, jie galbūt nebūtų linkę taip plačiai, nuoširdžiai atsakinėti, tai visai geras įrankis yra panaudoti šitas korteles. Galime jums užduoti tokį klausimą, nežinau, kas man yra geras gyvenimas, kas yra, nežinau, laimė arba dar bet koks kitoks. Tai dėl ko parašiau lietuvių kalba ir literatūra bei filosofija, todėl kad lietuvių kalbos ir literatūros samprotojimo rašinių temos dažniausiai būna tokio filosofinio pobūdžio ir filosofijos dalykas naujasis irgi susiduria su panašiais klausimais. Tai čia yra visai geras būdas mokyti mokinius samprotauti. Pavyzdžiui, užduodame klausimą ir sakom, dabar išsirink kortelę, kuri tau padėtų atsakyti šitą klausimą. Pavyzdžiui, kas yra geras gyvenimas? Ir kažkas pasiims, nežinau, galbūt kortelė, kur ten yra pavaizduotas maišas pinigų, kažkas pasiims kortelę, kur ten yra besišypsantis žmogus ir panašiai. Ir tada mes su jais galime vesti diskusiją ir paprašyti arba atsakyti tai raštu, arba žodžiu, čia jau priklausomai nuo to, kaip tai pasirengtumėte savo pamokoje, savo dalykę, pateikti jiems atsakymą vadovaujantis tą kortelę. Tarkim, klausimas, kas tau yra geras gyvenimas arba kas tau yra laimė, ir tas mokinys pasirinko kortelę ir tada naudodamasis tą kortelę atsakinėja, kad aš tai matau kaip tai ir tai. Tai čia yra toks vienas iš būdų. Kitas yra, pavyzdžiui, pilietiškumo pagrindai ir etika, čia per daug net neišsiplėsiu, todėl kad pačioje kortų kaladėje ten yra instrukcija ir ten būtent pilietiškumo pagrindams ypač, bet ir etikai yra nemažai net duota žaidimo formų ir klausimų, netgi kuriuos būtų galima diskutuoti šitų pamokų metu. Tai ten yra iš karto patiktas visas tas sąrašas, tai dėl to aš čia net nepridėjau nieko papildomo, tai tikrai jeigu sugalvosite tai padaryti ir panaudoti, pasiėmus tą kaladę kortų, tikrai atsivertus instrukcijų ten yra nesuskirstyta dalimis. Taip pat yra gyvenimo įgūdžiai. Naujas dalykas, kuris dabar jau yra visose klasėse, išskyrus 11-12. Tai gyvenimo įgūdžių programoje viena iš dalių yra toks socialinis emocinis intelektas, būtų galima sakyti, arba emocijų nagrinėjimas. Tai irgi kortelės yra visai
geras būdas ir psichologai jas kartais visai panaudoja, kai reikia apibūdinti savo emocijas ir savo nuotaiką galbūt. Tai irgi galima imti kortelę kažkokią, kuri geriausiai atspindi tavo būseną dabar. Irgi galima užduoti klausimą, kaip tu jautiesi dabar, išsirink kortelę, kuri geriausiai tai apibūdintų. Tai irgi yra visai vienas iš būdų, nes tai yra lengviau, nes įvardinti savo emocijas tikrai yra pakankamai sudėtinga, ypač vaikam, tai dėl to tai galėtų būti vienas iš būdų, per kortelę mes galime išmokyti būtent to, kaip reikšti ir kaip įvardinti ir kaip suprasti tas savo emocijas geriau. Na ir žinoma, ugdymas karjerai, tai tikrai yra nemažai klausimų būtent apie tai, kas yra geras darbas, kas yra geras gyvenimas arba dar kažkokių kitų, kuriuos mes irgi galime atsakyti šitų kortelių pagalba tiek ir individualiai su mokiniu, tiek ir dirbdami grupėje, atlikinėdami kažkokias užduotis. Kaip ir sakiau, panašių pavyzdžių kaip ir lietuvių kalbos ir literatūros ar filosofijos pamokose. Užduodame klausimą, duodame pasirinkti kortelę, tai sakau, klausimai gali būti nuo tokie, kas tau yra laimė ir panašiai, iki tokių, kurie yra labai konkretus. Kaip atrodo mano diena arba dar kas nors, kas mane labiausiai džiugina. Tai irgi galėtų būti susijęs su ugdymo karjerai šiek tiek tematikų. Tai čia yra tik tais keletas pavyzdžių, keletą dalykinių tokių integracijų, kurias aš esu vienaip ar kitaip bandęs arba matęs arba žinau, kad kažkas darė, bet tikrai tikiu, kad galima pagalvoti ir daugiau. Nežinau, gal ir tiksliuosiuose moksluose, gal ir matematikoje kažkokiu būdu galima atrasti. Nesugalvojau dar kol kas, kai sugalvosiu, galėsiu tikrai visada mielai su visais pasidalinti, bet kviečiu visus, kas jau dirbate ir kas planuojate dirbti mokyklose, pas savo karjeros specialistą nueiti ir tiesiog pačiupinėti šitas korteles. Iš pradžių gal būna kiek nesuprantama, ką su jom veikti, bet paskaitinėkite tą instrukciją ir tikrai tų būdų atsiras. Pradiniam klasėm irgi yra tikrai geras įrankis. Klasių valandėlėm, ypač jeigu būsite klasių vadovais, irgi tikrai galite pasinaudoti. Ir šitas, dar čia tiek grįšiu šiek tiek prie to paveiksliuko, tai šitos kortelės yra tikrai labai populiarios ne tik Lietuvoje, šitas korteles Euroguidance tinkle naudoja tikrai nemažas kiekis valstybių, jos yra kurtos ne lietuvių, bijau pameluoti tiksliai, kuris būtent Euroguidance centras jas išleido pirmasis, tačiau jos tikrai prigijo praktiškai visose šalise, tai manau, kad paminėjus net ir užsienio kolegoms, arba darant tą patį Twinning projektą, manau, kad irgi nemaža dalis jų bus girdėję, bus matę, arba bent jau galėtų rasti būtent šitas JUMP metaforinės asociatyvinės kortelės. Kitas įrankis tai yra profesijų loto, tai yra jau Lietuvos Euroguidance komandos išleistas žaidimas. Tai čia irgi matote, įdėjau nuotrauką, kaip tai atrodo, tai ten yra irgi nemažas kiekis kortelių, bijau dabar taip iš atminties pameluoti tikslų skaičių, bet tai yra dviejų tipų kortelės. Vienos kortelės, kurios yra išdėstytos apačioje, tai yra įvairios profesijos su iliustracija, kaip matote, gražiai tikrai labai vizualiai pateikta, tai tų kortelių turėtų būti apie 50, gal 40, kažkas tokio, bijau pameluoti. Ir yra irgi toks pat kiekis lygiai kortelių, kurios yra išvardintos įvairios savybės, kurių reikia tos profesijos atstovui. Tai kaip matome čia, tai čia irgi nesudėjau, kad suvesti taip tiesiogiai, kad ugniagesys gelbėtojas pirma kortelė, čia visiškai atsitiktinė tvarka jos sudėtos, bet čia yra savybių rinkinys ir šiaip įprastai žaidžiant šitą žaidimą mokiniai turėtų tiesiog suvesti, kuriai profesijai yra reikalingas kuris savybių rinkinys. Tai čia gali gautis irgi labai įdomios diskusijos ir labai įvairus įrankis nuo pat pirmos iki, 8 klasės, tai tikrai. Vyresniem galbūt būna šiek tiek per lengva šitą užduotis, todėl kad viskas būna vienoje vietoje, bet iki 7 tai tikrai galima drąsiai panaudoti įvairiais formatais. Ir dabar kaip tai panaudoti pamokoje. Tai vienas iš būdų yra tokį sugalvojau, šito nesu bandęs, bet sugalvojau, kad tai galėtų būti dailės pamoka. Mes galime dailės pamokos metu išsitraukti savybių rinkinį, neduodant konkrečios profesijos. Ir pavyzdys, čia buvo savybių rinkinys, mokanti klausytis, konfidenciali, gebanti bendrauti, bendradarbiauti, gebanti išlaikyti emocinę pusiausvyrą, besidominti žmonėmis, jų santykiais, norinti padėti kitiems, empatiška, turinti analitinį ir loginį mąstymą, įžvalgiai analizuojant. Tai čia yra to savybių rinkinys. Galima turėti tokią integruotą dailės ir ugdymo karjerai pamoką. Kad mokiniai patys, tarkim, mažoje grupelėje, poroje arba dar kažkur turi nuspręsti, kokiai profesijai tai būtų tinkama, neduodant jiems išsirinkti kortelių, bet tiesiog perskaičiau savybių rinkinį, sugalvoju ir tada dailės pamokos elementas gali atsirasti, kad turiu tai iliustruoti, turiu nupiešti ir paskui galima pamokos pabaigoje padaryti tokį, spėliojimą, balsavimą ir panašiai, kad ar atitinka ar netitinka ir pažiūrėti, koks iš tiesų turėjo būti atsakymas, nes yra pateikti teisingi atsakymai irgi šitoje kortų kaladėje. Kokia kortelė, kokiai profesijai turėtų būti šiaip tinkamu atveju priskirta.
Kitas irgi, aišku, yra ugdymas karjerai, tai kaip ir sakiau, ten yra pateikta instrukcija, kaip visą tai naudoti, tai irgi tų būdų yra įvairių. Aš visada skatinu visus nesilaikyti instrukcijų griežtai. Tai kiekvienas randame savo būdą, kuris mums yra geriausias, patogiausias, priimtiniausias. Yra pateikta mūsų versija, kaip mes siūlome, kaip mes esame išsibandę, tačiau lygiai taip pat kaip ir su džempo kortelėm, yra viena instrukcija, aš dar prisikuriu savo 100 metodų, kurie man atrodo tuo metu tinkami. Lygiai tas pats ir su šiomis kortelėmis, kaip tik neseniai lankiausi Mažeikiuose, kur viena karjeros specialistė, kuri šiaip yra ir pradinių klasių mokytoja, sakė, kad aš šitas korteles naudoju tiesiog. Mes, sako, kiekvieną dieną su mokiniais tiesiog paimam ir aptarnėjom po vieną kortelę tiesiog su jais kartu. Kokios savybės, kokia profesija ir tiesiog taip pažįstame profesijas tokiu paprastuoju būdu ir tai net nėra visai žaidimas. Bet tiesiog taip lengvai susipažįsta su įvairiom profesijom ir per praktiškai per vienerius mokslo metus visą kortelę drąsiai išeina. Irgi gyvenimo įgūdžių programa, tai ypač kalbant apie jaunesnius mokinius, visai sakyčiau, kad kai mes kalbam apie asmeninių savybių pažinimą, nes gyvenimo įgūdžių programai tai irgi įeina, su jaunesniais mokiniais visai gerai yra panaudoti tiesiog tuos pavadinimus, net ne pavadinimus, tuos apibūdinimus įvairių asmeninių savybių, kurios buvo patiktos kortelės ir jas tiesiog aptarinėti. Kas tai yra, ką tai reiškia, todėl kad irgi labai dažnai susiduriu, ypač kai su vyresniais dirbu, su kokiais 9-10 klasėm, kartais, kai reikia vardinti savo stiprybės ir silpnybės, kuriam aš naudoju dar irgi kitas dar šiek tiek korteles, labai dažnai klausia, o kas yra šitas, o kas yra šitas, o kas ten yra, gal ten empatiškas, koks nors žino, bet koks nors dabar nešauna į galvą greitas pavyzdys, bet kokia nors rečiau įvardyjama šiek tiek būdo savybė, jie dažnai net nežino. Ir, pavyzdžiui, 9-10 klasiai, nors mes natūraliai irgi žinom, kas tai yra, bet net kartais ir paaiškinti tokiais paprastais žodžiais, kai čia ir dabar užduoda klausimą, būna sunku. Tai visai naudinga yra gyvenimo įgūdžių pamokos metu tiesiog aptarti, kokios tai yra savybės, ką tai reiškia, kokie žmonės jomis pasižymi. Ir mokiniam irgi tai darosi tiesiog daug lengviau. Toliau yra mūsų YouTube kanalas Karjeros kodas, tai jau jį galite atrasti tiesiog YouTube'ai suvedę Karjeros kodas, viską ten pamatysite, rasite. Ten yra, šiek tiek dabar mažiau yra kuriamo to naujo turinio, bet tikrai tas turinys, koks yra sukurtas, jis yra nuolatos naudingas ir niekas jame ten per daug nesikeičia. Tas jo naudingumas, tai kas buvo ir prieš 2 metus naudinga ir šiai dienai, ypač jeigu galvojant apie karjeros konsultavimą. Tai čia net neturiu tokio paaiškinimo, kaip integruoti tai pamokas, nes tai iš esmės galėtų būti tiesiog integruota ugdymo karjerai ir dalyko pamoka. Čia tokį sugalvojau, kad pavyzdžiui būtų galima, ten turim filmuką apie tai, kaip atrodo IT specialistų darbo diena. Tai galima turėti integruotą informatikos pamoką ir ugdymo karjerai pamoką vienu metu ir būtent pristatyti informacinių technologijų specialisto profesiją. Tai čia galėtų būti tokie apjungimai, jeigu galvojame apie integraciją, arba aišku, jeigu kalbam apie ugdymo karjerai kaip po tokį, tiesiog atskirą dalyką, ugdymo karjerai veiklas. Tai būtų galima daryti tiesiog profesijos analizę kažkokios konkrečios pasirinktos. Tai ten irgi yra įvairių tų filmukų. Yra labai patogu, nes tai yra 20-25 minučių filmukai. Tai ką reikėtų padaryti mokytojui arba karjeros specialistui, tiesiog pasiruošti trumpą klausimyną iš to filmuko. Tai tarkim, pasižiūrim filmuką pamokos metu 25 minučių ir tada turim 15-20 minučių diskusiją, aptarimą, kur įsigiliname, įsiaiškiname, ir tai yra labai puikus įrankis profesijų pažinimui ir tikrai visai gerai mokiniai įsitraukia ir labai įvairaus amžiaus, nes klausimus mes galime parinkti tiek labai sudėtingus ir labai tokius jau specifinius ir gilius, kuriuos pritaikysime vyresniems, tiek galima paimti tokius pakankamai paprastus klausimus, kur tiks beveik ir pradinukams. Toliau turime testų, tai čia yra jau visiškai karjeros testai, kuriuos rastumėte Euroguidance platformoje, tai dalis jų ir nemaža dalis vis tiek yra susijęs su savęs pažinimu ir tai yra jau visiškai karjeros konsultanto, galbūt psichologijos mokytojo dalykai, tačiau yra ir testų, kaip pavyzdžiui, ten koks nors ar mąstai kritiškai, arba verslo ryklys, kuris galėtų būti irgi ekonomikos verslumo mokytojai galėtų irgi visai šitą dalyką pasibandyti, pasižiūrėti. Tai yra tokie žaidybiniai, pakankamai paprasti, lengvi testai, kur irgi panaudojimo būdų yra N+K ir kiekvienas tas testas galėtų būti panaudojamas vis kitaip, tai dėl to tikrai jau čia neturiu ilgo sąrašo, kur ir ką kaip pasidaryti, bet galite pasibandyti, jie tikrai nėra ilgi ir manau, kad tikrai atrastumėte būdų, kaip tai pritaikyti ir kaip panaudoti savo dalyko pamokose, kad ir kokį tą dalyką planuojate vesti. Na ir jau visiškai paskutinis dalykas, ką dar noriu pristatyti, tai yra istoriniai CV. Tai irgi tiesiog suvedus į Google paiešką istoriniai CV iš karto rastumėte, tai yra Europass projekto sukurta platforma, kur yra žinomų Lietuvos ir užsienio žmonių
Lietuvos, meluoju, užsienio nėra, Lietuvos tik tais istorinių asmenybių gyvenimo aprašymai sukurti tokiu Europass formatu, bet ten turime tikrai labai įvairių ir rašytojų, ir šiaip istorinių asmenybių. Visa informacija, kokia yra apie juos sukaupta, turima, prieinama viešai, visa ta informacija yra sudėta ir kokias kalbas moka, ir koks išsilavinimas, ir kokie hobiai, ir visi kiti dalykai. Ir galima tiesiog pasižiūrėti, kaip atrodyti jų gyvenimo aprašymai. Ir kaip tai panaudoti, tai mano viena mintis, ir aš esu tai daręs su lietuvių kalbos mokytoja, visai neblogai pavyko, man atrodo, su istorijos mokytojais irgi visai turėtų pavykti neblogai, tai pasinaudojant pačia ta logika ir tokia pat forma, kai buvo čia viskas atlikta su istoriniais CV, galima irgi pasidaryti, ar tai rašytojų, ar tai kažkokių pasaulinių istorinių asmenybių gyvenimo aprašymus. Tai gali būti puikiai integruota istorijos arba lietuvių kalbos ir ugdymo karjerai pamoka, kur mes mokomės iš esmės kurti gyvenimo aprašymą, ypač mokiniam, kurie neturi jokios darbinės patirties, jiems būna sudėtinga pats gyvenimo aprašymo kūrimas, nesako, aš neturiu ką įrašyti, tada čia atrodys blogai ir nežinau, kaip čia viskas tas atrodo. Bet pamokyti tai daryti vis tiek reikia, tai čia yra geras būdas. Pasakom, turi Žemaitę, reikia padaryti jos gyvenimo aprašymą. Sėdam prie kompiuterio, yra Europass platforma, kur yra viskas labai nuosekliai, žingsnelis po žingsnelio, tikrai jokios dalies mes nepraleisime. Yra Google, yra knygos, vadovėlis, kur informacijos apie Žemaitę rasite tikrai daugybę, galėsite padaryti jau tokį pilną jos gyvenimo aprašymą, kad jau net per pilnas ir personalo specialistai jau tokio net nebežiūrėtų, kiek daug tos informacijos ten atrastumėt, bet tai vis tiek yra geras įrankis, kaip galima pasibandyti. Tai sakau, istorijos arba lietuvių kalbos dalykų čia tikrai drąsiai galima padaryti smagią integraciją. Arba, aišku, ugdymas karjerai, tai pačią istorinių CV platformą galima tiesiog padaryti, kad mes galime aptarti pačius parengtus CV, nes kai kur tos informacijos yra mažokai, kai kur jos yra per daug, tai irgi galima paanalizuoti, pasimokius apie tai, kas turėtų būti gyvenimo aprašyme, kaip turėtų rodyti geras ir tobulas gyvenimo aprašymas, galima su mokiniais padaryti tokią užduotį, kad ar jie turi atrasti klaidas ir turi jas parašyti, arba galima padaryti diskusiją ir pažiūrėti, ką reikėtų pataisyti tuose parengtose istorinių asmenybių gyvenimo aprašymuose. Tai irgi yra vienas iš būdų mokantis ugdymo karjerai dalykų. Tai tiek iš šitų įrankių, kuriuos aš jums norėjau šiandien pristatyti, žiūriu ir staupiau kaip tik kelias minutės, kad turėtumėm dar laiko šiek tiek klausimams ir atsakymams. Tai mano kontaktus rasite čia, jeigu turėtumėte kažkokių klausimų man asmeniškai, tikrai galime pakontaktuoti. Pagidaučiau, kad rašytumėte elektroniniu paštu, telefonu būna sudėtinga pasiekti. Na ir tikiuosi, kad bent vieną iš šitų įrankių vienaip ar kitaip panaudosite savo pedagoginėje karjeroje. Tai ačiū Jums. Labai ačiū tau, Laurynai, už puikų pristatymą. Jis turbūt pats savaime parodė, koks kūrybiškas gali būti mokytojas. Turėdamas skirtingus įrankius, Laurynas ėmė ir sukūrė įvairiausių būdų, kaip būtų galima juos panaudoti. Tai tiesiog kūrybiškumo pavyzdys čia ir dabar. Tai ačiū labai. Dar turėjome klausimą apie Euroguidance korteles, kur iš tikrųjų jų galima būtų įsigyti, kaip jų galima būtų paprašyti. Tai Laurynai, gal galėtum pakomentuoti? Taip, tai kortelių įsigyti galimybės nėra. Kortelių švietimo mainų paramos fondas nepardavinėja, mes nesiekime pelno iš šito dalyko. Tai yra, kai mes jų turime, mes jas tikrai daliname. Šiaip visos, mano žiniomis, visos Lietuvos mokyklos turi, jos kažkur galbūt į spintas nukišo kai kuriais atvejais, bet tikrai turi, esame visoms išsiuntę. Tačiau jeigu neturi, tai galite pabandyti susisiekti savo švietimo centrais, nes yra ir švietimo centrų, kurie turi. Čia vienas būdas, toks greičiausias, kad paskolintų, o kitas, tai kiek mes jų dar šiek tiek turime išleistų, tai kai bus tiesiog studijų paroda, dabar galvoju, kovo mėnesį bus, tai studijų parodoje visas, kiek turime, tas korteles tikrai dar turėsime ten atsivežę, tai kiek kitos minutės jų dar bus, tai galite tiesiog apsilankyti mūsų stende ir mielai pasidalinsime, kiek jų dar bus iki tos dienos, nes iki kovo mėnesio dar netrumpas laikas. Bet šiaip tikrai sakau, jeigu dirbate mokyklose, jūsų mokyklų karjeros specialistai, aš esu beveik garantuotas 100%, kad tikrai jas turi. Nes pats apvažiavau nemažai jų specialistų ir pats iš savo rankų įdaviau, tai turi būti. Gerai, tai ačiū labai už atsakymą ir lauksime studijų parodos, kuomet galima bus įsigyti dar, kas galbūt dar neturėjo galimybės susipažinti. Įsigyti nereikia. Pasiimti, tai gauti dovanų. Taip. Taip pat šiuo metu sudarėme galimybę visiems paklausti klausimų, jeigu jų turite. Dar vieną mačiau mūsų susirašinėjimo langelyje. Buvo klausima dėl Edwinning platformos, kaip būtų galima išmokti naujoje platformoje veikti, todėl kad
Kaip žinia, praėjusiais metais platforma buvo pakeista ir šiuo metu projektai įgyvendinami naujoje Etvinink platformoje. Tai norėčiau pakomentuoti, kad kaip ir minėjau savo pristatymo metu, turite galimybę tiesiog vėlgi nepirkti, o paprašyti, tiesiog kreiptis į mus dėl Etvinink mokymų ir mielai mūsų Etvinink ambasadoriai tiek atvyksta į jūsų švietimo įstaigas, tiek nuotoliniu būdu suorganizuoja mokymus, kurių metu ir gali apmokyti, kaip dirbti su Etvinink platforma. Tai iš tikrųjų yra nesudėtinga, platforma veikia labai panašiai kaip anksčiau buvusi platforma, bet būtinai apmokysime, kad darbas būtų sklandus. Tai galite kreiptis į mus, tai yra mane, Marija Bakaitė arba Eglė Venskutė iš Švietimo mainų paramos fondo. Mūsų puslapis yra etvinink.lt, kuriame rasite mūsų kontaktus, mūsų ambasadorių kontaktus ir visuomet galite parašyti, būtinai atsakysim ir sutarsime dėl mokymų. Taigi, galbūt dar būtų norinčių paklausti, galite pakelti rankytę ar tiesiog Jeigu ten, kur domėjusi Padlet lentelėje dirbtinio intelektų, galėčiau dabar trumpai pademonstruoti, kol galbūt atsiras klausimas, ar ne? Gerai, žinoma, ačiū, Giedrė. Nes labai norėjo čia žmonės. Tai įėjus į Padlet, aš susikūrus patį būtent Padlet, bet kurį ten, sakykime, dalį, užrašomas klausimas, tai yra paimama paprasta kortelė, galima užrašyti klausimą, sakykime, aš noriu nupiešti geltoną skraidančią žuvį, tada pasirenkamas yra 3 taškeliai ir atsiranda I can't draw, aš negaliu nupiešti, tai reiškia, čia paprašau, kad dirbtinis intelektas nupieštų ir čia tą patį turiu užrašyti, pavyzdžiui, aš norėčiau, kad nupieštų ir tada jums pasiūlo, aš noriu nupiešti, bet ir nupiešia to dirbtinio intelektų, tai čia reikia tik pasirinkti. Jeigu aš, sakykime, nubraukčiau vien tik tai, pavyzdžiui, skraidanti žuvis, tai aišku, jis daugiau yra angliškai. Tiksliausiai turbūt rašiau šitokį ir galėtų įterpti. Ir pavyzdžiui, iš karto tas toks dirbtinio intelekto sukurtas paveikslėlis. Jeigu ten, sakykime, daugiau aprašinėtų, tik tiek, kad jis labiau veikia angliškai negu lietuviškai. Ir tiksliau, aišku, reikėtų daugiau tų punktų, jeigu ten norėtumėm kažką kitokį. Bet jis pabando suieškoti paveikslėlius artimiausius tam aprašymui, kokį jūs prašo. Tai toks būtų. Ačiū labai, Giedrė, iš tikrųjų kūrybiškumui nėra ribų, ką šiuo metu gali mums suteikti dirbtinis intelektas. Tai įdomu ne tik vaikams, bet ir suaugusiems pasinaudoti šiomis programėlėmis. Taip pat turime dar vieną klausimą mūsų pokalbių skiltyje. Yra klausima, kaip sukurti nacionalinį projektą, matyt, rašo mokytoja, kuri jau kuria tarptautinius projektus. Tai nacionalinį projektą jūs sukūrėte tuomet, kuomet jį pradedate kurti kartu su kitu mokytoju iš Lietuvos, iš kitos institucijos. Tai yra projektai visuomet pradedami 2 iniciatorių. Ir jeigu iniciatoriai yra abudu iš Lietuvos, iš skirtingų institucijų, projektas automatiškai tampa nacionaliniu. O jeigu iniciatoriai yra, pavyzdžiui, iš Lietuvos ir iš Bulgarijos, toks projektas automatiškai tampa tarptautiniu. Taip. Turime dar vieną klausimą. Pasakojate apie keliones, kas jas finansuoja. Šiuo atveju buvo dalinamasi apie tai, kaip Etvinink projektas išaugo į Erasmusinį projektą. Šie projektai yra finansuojami jau iš Erasmus Plus programos ir yra rašomos atitinkamos paraiškos finansuoti tokius projektus ir dalyvauti mainuose užsienyje. Taip pat yra klausimas apie tai, ar jūsų atvykimas apmokymui į įstaigą yra mokamas. Tai kaip ir minėjau, visi mokymai ir konsultacijos, kurias gaunate iš Etvinink ambasadorių, jie yra nemokami. Tad prašom
kreiptis. Manau, kad šiandieninis mūsų gausus susitikimas rodo, kad iš tikrųjų yra poreikis įgyvendinti tokius kūrybiškus ir prasmingus projektus. Tai yra labai įdomu tiek patiems mokytojams, tiek vaikams. Tai iš tikrųjų kviečiame jau dabar studentus mokytis to ir būti pasiruošus, pradėjus tapti mokytoju, lengvai ir sklandžiai startuoti su projektais, todėl kad tai nuo pirmųjų dienų suteikia jūsų pamokų turiniui daug kūrybiškumo ir prasmės iš tikrųjų, galėjimo bendradarbiauti tiek su kitais mokytojais Lietuvoje, tiek užsienyje. Iš tikrųjų didelės galimybės kurti ir būti įdomiu savo pačiam, vaikams ir kurti įdomų turinį. Štai Eglė pasidalino puslapiu, kuriame galite taip pat pasiskaityti ir apie Erasmus programos galimybės, tai yra jau tos vadinamus gyvus mainus. Ir kartu su mokykla dalyvauti tokiuose mainuose. Jeigu kas norėtumėt paklausti, galite ir įsijungti mikrofoną, ar klausimai apie vieną iš programų, ar apskritai gal norite kažkuo pasidalinti kūrybiškai. Galbūt jūs taip pat turite gerų receptų kūrybiškumui ir įdomioms pamokoms. Na, o jeigu klausimų nebūtų, tuomet turbūt labai jums padėkosime už tai, kad dalyvavote, buvote aktyvūs, uždavėte klausimų. Mes jums nurodėme nuorodą, kurioje galite užsiregistruoti ir vėliau galėsime atsiųsti dalyvavimo pažymėjimą. Taip pat galėsime pasidalinti ir šio renginio įrašytų formatu, kad galėtumėte išklausyti informaciją ir vėliau ar pasidalinti su kolegomis.